Sveiki, Lietuvos balso žiūrovai. Vakar eteryje nugriaudėjo prieš paskutinę aklųjų perklausų laidą, kurioje mokytojai jau beveik užpildė vietą savo komandose. Vietų liko nedaug, o kam jos atiteks, žinosime jau šį sekmadienį. Šios apžvalgos rėmėjas vaistininkų atrinkti maisto papildai geresniai tavo versijai Ambio. Aklųjų perklausų etapą pradėjo charizmatiškoji Justina. Benas jau pajuto, kad jo komandai reikia papildymo ir pradėjo manifestuoti. Beniuko komandai trūksta energijos. Noriu paspausti šitą mygtuką ir laimėti šį vakarą. Išeiti į dvikovą su aukštai iškeltą galvą. Mokytojų Justinos balse išvelgė panašumą su Jessica Shea, nors pati Jessica tam nepritarė. Tave kopina, tipo, man tai manieros yra žiauriai panašiai. Visiškai ne. Taip yra. Ne. Justinai pavyko atsukti net 3 mokytojų kėdes. Sveikiname. Mantas liko sužavėtas dalyvės prasiveržusi džiaugsmu. Noriu parodyti, kas atsitiko. Žodžiu, žmogus dainavo ir staiga, žodžiu, atsisuka mes su Gabriele. Vienu metu nesusitarė. Ir tada yra tokia situacija. Dainuoja frazę. Koks vardas jūsų? Justina. Justina dainuoja frazę. Grinai taip dainavo. Ir tada toj pauziai. Padainuoja vieną pauzę vėl. Aš nežinau, kaip tu pabaigai šitą dainą, bet nuostabiai ir džiaugtis čia ir dabar. Nu, fain. Ar tu džiaugiesi? Akivaizdžiai. O kaip jums nauja Manto pravardė? Man labai padėtų, nes aš gyvenime žiauriai esu niūrus ir šiaip labai nuobodus bičas. Tai tu man išgelbėtum nuo depresijos. Praktiškai ne Mantas tavo, tu jam padėtum. Žmogus grūzas. Žmogus grūzas mane gali vadinti. Aš labai liūdnas esu. Čia visi, kas dalyvavo, aš visus čia. Va taip pasakiau, va taip, čia man netinka, man viskas blogai, o tu esi nuostabi ir tu turi būti mano komandoje. Justina pasirinko Beno komandą. Iš Alytaus kilusi Aurelija atliko Gabrielės kūrinį Milžinai. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugam per metus, gal kažką per mažai, bet mums svedės jau šviežias dangus. Nors mokytojai nepaspaudė mygtuko, bet Aurelija gavo galimybę kartu su Gabrielė atlikti jos kūrinį. Aš taip noriu būti saugi, ir nuo smūgių, ir nuo durų užtrenktų, apsisiausti lietumi, kad nupraustų ir nuvestų kur savi. Aš taip noriu būti rami, atsiremti ir į jūrą iškvėpuot, ranką ranko išlaikyt ir be baimės tiesą tau padovanot. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugam per metus, gal kažką per mažai, bet mums sveriasi jau šviežias dangus. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugam per metus, gal kažką per mažai, bet mums sveriasi jau šviežias dangus. Ne, ir dabar linkėjimas. Aš ir tu laimingi milžinai, pasiliksime pas žiogus amžinai, visą amžinybę lyg rudens, mūsų plaukus vasarą kedens. Čia buvo tau. Ačiū, Aurelija.
Enrika su grupe buvo išbandžiusi Lietuvos balsas karto sceną, bet Lietuvos balso scenoje šį kartą atsukti mokytojų kėdžių nepavyko. O dabar pristatome nežinomus Manto faktus apie biržus. Čia žinau, kaip How do you do? How do you do? Okay. Geras. Viskas. Aš nesu girdėjus. Kutuja, nieko. Kutuja, Tu sakai, nieko. Jokių variantų daugiau nėra. O jeigu kutų baisė. Ne, taip nebūna. Nebūna? Nebūna jokio kito atsakymo. Kutuja nieko, reikia O sakyti. kame tada prasmė? Nu Tiesiog tai how are you? I'm okay. Vat Geras, kokia kaip prasmė? nelietuviška. Nu, man atrodo, lietuvių, oi, mes kai klausim, kaip sekas, normaliai, žinai. Ne, tai gali visokių variantų, bet Jo. biržose nėra variantų. Tu turi visą laiką atsakyti tą patį. Tiesiog Paklausti nieko. to paties ir visą laiką Geras. Wow, atsakyti tą patį. įdomiai faktai apie biržus. O žavingojo Augusto scenoje laukia staigmena, nes vietoj Manto kėdėje jis išvydo Rolandą. Benas patarė Augustui nepasitikėti Manto komandą. Aš nebūčiau to tikras, nes nesuprasi, kas toje komandai vyksta. Pasikeitė man tas labai kažkaip. Ja, nesuprasi, tu ateisi į vieną repeticiją, ten Giovannis sėdėti. Papasakosiu paprastai. O Rolandas turėjo labai rimtų pasiūlymų. Maža to, kad tas žmogus, kuriam mes atsisuksim su Mantu, jisai gaus dvigubą. Žinai, toksai perka vieną, gauna du. Teoriškai dabar, jeigu tu pasirinksi Manto komandą, tu gauni ne tik tai Manto žinias, aktorinį, seksualumą, grožį, protą, ar ne? Bet ir dalį Rolkos vestuvių. Bet jau automatiškai, supranti, visi pamiršta Tos mašino vieną labai pabaigoj. svarbią dalį. Tu gali laimėti šitą šou arba jame pasirodyti, bet iš jo išeina žmonės ir dažnai nieko nevyksta. Su mano prodiuseriniam galiom. Ko reikia, kad tu iššautum į viršų? Tai reiškia, reikia pažinčių, ane? Reikia gerų pažinčių, reikia didelių galimybių ir pinigų. Viską aš turiu. Deja, bet Augusto nesužavėjo Rolando pasiūlymai ir jis pasirinko Beno komandą. Sekantį scenoje pasirodė Neila. Deja, bet mokytojai jau turi labai mažai vietų savo komandose ir šį kartą mygtuko nepaspaudė. Benas po pasirodymo negailėjo pagirų Mantui. Jau tiek daug kartų reikėjo sakyti, ne, kad jau ant tiek gerai pradėjai freestylinti, taip vaizdiškai. Tu mane vis iš naujo nustebino, ta prasme. Ir pas mane jau lubos, aš jau jaučiu, kad man jau tiesiog, jau, nublema, come on. Ir tu tokį poeziją išvardai. Laukinį žirgą bėgantį. Kaklo. Jo, kaklo. Kodėl aš tekstų tokių gerų nerašau kaip jūs, ką? Galėčiau su Oi. tokiam fantazijom savo. Dar vienas pasirodymas, kuriam mokytojai taip pat nepaspaudė mygtuko. Laurynai, lauksime tavęs sugrįžtant. Iš Latvijos atvykęs Alex Silvers nepagilėjo energijos ir parodė savo įspūdingus vokalinius sugebėjimus. Visi mokytojai buvo sužavėti šiuo pasirodymu. Alex pasirinko Jessicos šiai komandą. Panašu, Jessica jau ruošiasi vykti į Latvijos festivalį. Gerulis. Janis Fest. Pamiršau. Sekantį į sceną žengė Augustė, kuriai nors ir nepavyko atsukti mokytojų kėdžių, bet šypsenos mokytojams jį negailėjo. O dabar keliaukime į Lietuvos balso užkulisius, kur sužaisime mūsų draugų Ambijo žaidimą. Aurelija, tai Ambijo kviečia tave į žaidimą ir sako pirmiausia tau išsirinkti vieną iš tų dviejų dėžučių. Renkuosi žalę. Gerai, kas ant jos parašyta? Maisto papildas virškinimui. Gerai, tai man dabar reikia 4 eilio. Arba padainuoti, jeigu labiau nori. Dainas už tų žodžių arba 4 eilio apie Lietuvos balsas už tų žodžių. Gitarytė paruošta, labai man patinka, kur tai veda. Bandysim. Virškinam viską ir nestresuojam, griebiam ukulėlę ir padainuojam, ir visi padainuojam. Mes nebuvom susitarusios, čia tiesiog taip gavos natūraliai. Wow. Aurelija, tau visi ploja, Ambijo tau dovanoja dovanas. Ačiū tau, tu nuostabi ir sėkmės. Dėkui. Ačiū, mes grįžtam į apžvalgą. Vakar Agnė žengė į sceną ir neatsuko 4 mokytojų kėdžių, bet Free Finga liko sužavėtas ir suteikė Agnei šansą keliauti toliau. Labas, Agne. Sveiki. Aš esu Free Finga. Taip. Ir tu keliauji į mano komandą. Iš čia rimtai? Jo. Geras, ačiū labai. Kaip fainai. Iš kur mokytojas dar vienas? Jis rimtai. O palauk, aš atsisėstu visą pasakosiu. Kaip tu jauties? Gerai, fainiai.
Mokytojai jau pradėjo gailėti savo sprendimų. Aš jau gailiuosi irgi, porą dalyvių tikrai praleidom kažkaip be... Čia antra veltui. dalyvė, dėl kurios gailiuosi. Pirma buvo mylėtis, antra šita. Nes kai pamatai asmenybę ir dar kaip balsą, kuriuo šnekamoji kalba yra ir... Savo jėgas Lietuvos balso scenoje taip pat išbandė Kotryna. Panašu, kad mokytojai buvo arti paspaudimo, bet pritrūko dar šiek tiek kažko. Paskutinis vakaro pasirodymas buvo jautrus ir labai palėtė mūsų mokytojus. Greta atsuko net 3 mokytojų kėdes. Greta pasirinko Jessica šiai komandą. O tai buvo ypatingai skaudus smūgis Gabrieliai. Aš atsiprašau, Gabrielė. Aš tikrai nesitikėjau. Žinok, aš galvoju, aš neturiu šanso. Aš tokia laiminga. Prieš šitą pasirodymą aš sakau, aš taip noriu tokio, kaip aš net neatsimenu, kaip aš pasakau, bet grinai tokio švelnaus, moteriško kažkokio mielo balsą ir tiesiog bam. Štai tokia buvo prieš paskutinę aklųjų perklausų laida. Pažiūrėkime, kaip sekėsi mūsų mokytojams. Jessica ir Benas turi po 11 dalyvių, Frifinga 5, Mantas 9 ir Gabrielė 10. Ačiū visiems, kad žiūrėjo dar vieną apžvalgą kartu su manimi, o jau sekmadienį susitikime paskutinėje aklųjų perklausų laidoje. Čiau!